Labas rytas dar kartą, kas prisijungėte, kas dar jungiatės ir kas žiūrėsit šitą įrašą. Am, Labai esu dėkinga teisininkai Gretai Užkuraitei, kad sutiko pasidalinti savo žiniomis apie neperleidžiamus vaiko priežiūros atostogų mėnesius. Iš karto turbūt jungiu prezentaciją, nes jau noriu prisistatyti pati. Tai mano bus apie 15 minučių pati prezentacija ir po jos jau kalbėsimės ir su Greta. Tai esu Tija, mamos linijos įkūrėja. Turiu nuostabią šeimą, mergytę 4 metų ir, kaip ir minėjau, 3 mėnesių kūdikėlį. Girdėsis jisai įrašo metu greičiausiai, tai iš karto atsiprašau. Tai kaip, nežinau, ar žinot ar ne, šios nuostabios mergytės dėka ir gimė mamos linija, kadangi jai gimus išgyvenau motinystės melancholiją, dar kitaip vadinama pogimdyvinė melancholia. Ir kadangi apie šią būseną sužinojau taip visai netikėtai, apie ją nieko nežinojau, vienoje Facebooko grupių tiesiog viena mamų paklausė, ar kas nors yra šią būseną išgyvenęs. Tai kadangi aš pati gimus Gabijai praverkiau diena iš dienos, nesupratau, kas su manimi vyksta, kodėl aš tokia nelaiminga jaučiuosi, kaltinimai savo, kad gimė sveikas kūdikėlis, nėštumas irgi be komplikacijų kažkokių didesnių, viskas sklandžiai ir gimdymas sklandus. Ir čia aš taip praverkiu kiekvieną dieną, kad kažkas su manim, žodžiu, negerai. Tai pasidomėjusi, kas tai yra per būseną, pamačiau, kad tiek ir simptomai, tiek laikotarpis atitinka tai, ką aš tuo metu išgyvenau. Tai kaip matot, yra keli tie simptomai, jie labai panašus yra į pogimdyvinės depresijos. Tiesą sakant, galima sakyti net vienodi, nes kuomet su psichologėmis ruošiam mokymus savanoriams, aš jų užklausiau, kodėl tiek prie melancholijos, tiek prie pogimdyvinės depresijos yra šie simptomai, tai jos ir sakė. Jie yra panašus, vienodi, tik skiriasi tai, kad motinystės melancholija jinai pasireiškia pirmosiomis paromis ar savaitėmis po naujagimio gimimo, tai yra dar naujagimio stadijoje ir gali tęstis iki 2 savaičių, o pogimdyvinė depresija jau yra sunkesnė ta būsena ir jinai gali atsirasti bet kuriuo metu, tiek per pirmuosius kūdikio gyvenimo metus, netgi esu girdėjus atvejų ir vėliau atsiranda. Ir pogimdyvinė depresija, jinai trunka ilgiau negu 2 savaitės. Tai jeigu čia kažkas rašėt, kad laukiatės, galbūt yra susilaukusių, tai, žodžiu, kai patiriami šitie simptomai, jeigu jie tęsiasi iki 2 savaičių, tai jau galit žinot, kad tai melancholija. Tačiau jeigu užsitęsia virš 2 savaičių, jau tai yra pogimdyvinė depresija. Ir dėl ko įsteigta ta mamos linija, tai dėl to, kad tiesiog spėti laiku atliepti mamą, išgirsti ją, pabūti su ją, su jos jausmais, kad tai neperaugtų tą pogimdyvinę depresiją, kadangi laiku nesulaukus pagalbos taip ir gali įvykti. Ir statistika yra tokia, kad 4 iš 5 naujų mamų, tai yra moterų po gimdymo, apie 80% jų patiria šią būseną. Kiek yra tekę daryti šviečiamųjų renginių, apie kuriuos vėliau papasakosiu, nesutikau nei vienos dar, kuri būtų žinojusi apie šią būseną, bet kai jos atgamina laiką atgal mintyse, dažna sako, kad greičiausiai man šita būsena ir buvo. Bendruomenės atsiliepimai, tai sulaukėme daugybės mamų ieškančių emocinės paramos laiškais ir šiuo metu pagausėjo netgi per Messenger žinutės rašo. Ir
psichologai irgi pripažįsta, kad ši būsena yra, na, jos tą svarbą ir poreikį apie ją kalbėti viešai. Tai kadangi buvau išgyvenusi ją ir neradau tokios linijos, kur galėčiau paskambinti anonimiškai ir kad atsilieptų mama, nes kadangi pati tapau mama ir palyginus tai, kai dirbau su vaikais prieš tai ir pačiai pagimdžius, pamačiau, kad tai yra kita virtuvė ir tik mama mamą gali suprasti. Tai jos neradau ir mano šita būsena jau linko link pogimdyvinės depresijos ir jaučiau, kad jeigu aš nesikreipsiu pagalbos jau dabar, nes, na, tiesiog būsena jinai blogėjo, tai gali labai blogai baigtis. Ir teko tada perlipti per save, kreiptis į specialistą, psichologą, kuris išgirdo mane, labai pasisekė, kad psichologė pati buvo mama, tai buvo ir lengviau priimti visus patarimus jos. Tai bestumdydama dabar mūsų mažyliui 3 mėnesiai, tai tokio amžiaus Gabija stumdė vežimėlyje, kol miegojo, daug galvojau apie tai, ką išgyvenau, kaip man psichologė padėjo ir kad neradau tos linijos, kur galėčiau pasikalbėti apie savo tos jausmus, mintis. Tai tiesiog pagalvojau, kad nesu viena tokia ir įsteigiau mamos liniją, kur mamos ir gali kreiptis tos emocinės paramos, esant tas pirmas žingsnis, slengstis prieš dar kreipiantis į psichologus. Tai mūsų tikslas yra suteikti reikalingą paramą ir padėti mamoms įveikti šį sunkų laikotarpį. Na, kaip sakau, tokios organizacijos ar verslai atsiranda būtent iš poreikio, kuris nebuvo patenkintas, tai bet man irgi buvo reikalinga ta parama, kurios nesulaukiau iš antrosios pusės, draugėms bijojau apie tai pasakotis, tai todėl ir įsteigau tą mamos liniją, kad ir skleisti žinią apie šią būseną ir tuo pačiu skatinti mamas nebijoti kalbėtis su artimaisiais, jeigu jos nesijaučia saugios su artimaisiais kalbėtis, tai esame mes, galim atsakyti į jų laiškus. Gali būti, kad kitais metais jau vėl veiks ir skambučių linija. Tai va. Ir vizija kurti pasaulį, kuriame visos mamos jaustųsi išgirstos ir gerbiamos, tai čia turiu mintie, kad dažnu atveju mes galbūt pasikalbam su draugė, su vyru ar artimaisiais ir dažnu atveju gaunam atgal patarimą, ką reikėtų daryti, tai turiu minty ten ar eit pasivaikščioti, ar pagulėti vonioj, dar tie patarimai. Tai viskas su jais kaip ir yra gerai, bet tiesiog norisi būti išgirstai. O išgirsta esi tuomet, kai yra atliepta tai, kad tave mato, girdi, ką tu jauti, pats tas išklausimas. Tai kaip ir minėjau, turime emocinės paramos laidą. Čia atsako mamos, kurios yra apmokytos psichologų. Tai čia nuotraukoje matosi mūsų pirmasis mokymų filmavimas su viena iš psichologių, jų buvo 2. Atsidarėme 22 metais tokią simbolinę dieną, gruodžio 31 dieną. Per šį laiką jau atsakėme virš 150 laiškų. Neįrašiau, kiek per Messenger dar atsakėm, bet, kaip ir minėjau, gausėja jau ir per ten žinutės. Ir surengėm 20 šviečiamųjų renginių. Tai viską kol kas darom organiškai, tai kaip organiškai, tai sakyčiau, visai daug spėjom atliepti mamų. Čia yra atsiliepimai tų, kurios jau kreipiasi laiškais. Matome, kad grįžtamasis ryšys parodo, kad tai yra labai reikalinga, tai toliau ir tęsėme, tai yra mano vidinė motyvacija tęsti tai, ką pradėjau. Ir renginiai mūsų, tai čia porą kadrų yra iš jau įvykusių renginių, mamų brančų, kuriuose mes kalbame vėlgi apie emocinę sveikatą, apie melancholiją visada papasakoju,
Taip pat yra kitokių formų renginiai, kaip vat, žygiai mamoms bus, ar moterų pirtis, kurioje vėlgi kalbėsime, išsijungiame mikrofonus, paprašysiu dar kartą. Tai vat juose kalbame apie emocinę sveikatą, juos renkasi įvairios, pasakyt, skirtingos mamos, ta prasme, kad tiek vaikų amžiumi, tiek, sakykime, kurios turi antrasias puses, kurios neturi antrų pusių, yra išsiskyrusios, augina vienus vaikučius, tai stengiamės visoms padėti, jas išgirsti. Ir kuriame tokią erdvę, kur mamos jaustųsi saugios apie tai kalbėti, tai ką mes kalbame, viskas lieka būtent to rato uždarame rate, neišeina į kitur. Taip pat turime atsiliepimų buvusių renginių, tai vėlgi parodo, kad tai yra reikalinga, tai ir darom toliau tai. Ir turbūt tiek apie mane ir mamos liniją bei tą melancholiją. Jeigu kiltų klausimų, galite rašyti į čatą, kaip minėjau, atsakysime po įrašo. Taip pat labai kviečiu bendrauti, nusiskanuoti QR kodą ir jeigu patirite ar patirsite pagimdžiusios tuos jausmus, simptomus, kuriuos minėjau, tai emocinę paramą teikiame laiškai mamai @mamoslinija.lt arba, kaip minėjau, per mūsų Facebook puslapį Messengerį. Ir ką, turbūt perduodu žodį Gretai, sustabdysiu dalinimąsi. Ir perleidžiu Gretai apie neperleidžiamus mėnesius, nes, kaip minėjau, pati pataikiau ant tos sistemos naujos, kur irgi nelabai suprantu, kaip jie veikia, tai dėl to ir pakviečiau Gretą, kad ir kitom papasakotų ir kitiem ir supažindintų, kaip visą tai veikia. Tai žodis tau, Greta. Ačiū, tai sveiki visi, kas klausot ir dalyvaujat šiandien šiame susitikime. Ačiū tie labai už pakvietimą pasidalinti. Būtent motinystės išmokų tema kalbėti man neatsibosta tikrai, nes matau tame aktualumą. Ir kai tie kalbėjo apie tam tikrus keistus jausmus ar ne galbūt, kurie gali kilti pagimdžius, keistų jausmų sulaukia ir apskritai pati vaiko priežiūra, motinystės išmokos ir labai daug yra klaidinančios informacijos, labai daug yra šiaip tokių mitų visur pasėtų ir net šiandien važiuodama į darbą per radiją irgi kalbasi ir kalba nesąmonės, o žmonės irgi tas nesąmonės rašo, vedėjai toliau jas komentuoja ir aš galvoju, sėdžiu ir galvoju, tikrai niekas net nesureaguosi tai, bet man tas faktas, kad netaip informuojama, man tai yra labai skaudu, nes aš po to matau, kaip žmonės prisiklauso ir jie savo tai bando kažkaip tais pritaikyti. Ir jie išsigąsta, nors net nereikia išsigąsti. Ir vienas dalykų, ką labai dažnai girdžiu iš klientų, tai sako, Greta, nuraminot. Sako, dabar jau ramu. Tai va, toks atrodo ateina pas teisininkę, bet ramu pasidaro. Tai man kažkaip tikrai labai gera. Ir šiandien mes nusprendėm pakalbėti apie neperleidžiamus mėnesius, nes tai tikrai yra vienas iš, turbūt labiausiai pasikartojančių klausimų. Ir dar šiek tiek trumpai apie mane, kad suprastumėt, kodėl aš apie tai kalbu. Tai aš esu teisininkė Greta Užkuraitė. Jeigu nesekate manęs, aš taip pat dalinuosi ir įvairiais teisiniais patarimais, galite QR kodą panaudoti, galite Instagrame susirasti. Dirbu ne tik su motinystės išmokomis, iš tikrųjų tai yra mano pagrindinė šiai dienai tema, taip pat intelektinė nuosavybė labai didelę dalį užima, bet kadangi turiu šaunią komandą, tai taip pat padedam ir e-komercijos, sutarčių teisės, bendro duomenų apsaugos reglamento sritise. Motinystės išmokos su manim jau yra nuo kokių 20 metų, tai jau artėju link 6 metų. Pati turiu 2 vaikus, tai aš ant savęs išsibandžiau seną tvarką, naujos tvarkos visas naujienas sekiau, bet esmė, kad reikia suprasti ne tik kaip teisės akte parašyta, bet tiesiog bandau paaiškinti žmonių kalba, kaip yra iš tiesų. Tai kadangi šiandien dedikuotas laikas yra neperleidžiami mėnesiam, kaip ir tie sakė, jeigu turit klausimų, drąsiai palikit klausimų atsakymų langelį ir mes skirsim laiko atsakyti. Aš pasistengsiu iš savo pusės pamiksuoti tiek skaidres, tiek ir savo
tokią Excelio lentelę, kurią naudoju susitikimų metu, kad truputėlį ta vizija mums pasirodytų, kaip kas yra. Nežinau, iš tikrųjų, gal kas klausot, kažką girdėjot apie tuos neperleidžiamus mėnesius, tai iš tiesų pasidalinkit. Nes prisiklausau visokių dalykų. Šiandien per radiją po to papasakosiu, kokią nesąmonę irgi pasakė, kas mane labai suerzino, bet trumpai tai yra ta pati vaiko priežiūra, kurią mes jau tikrai esam girdėję, galbūt tu irgi turbūt per 2 tvarkas ar ne pataikiai su pirmu vaikučiu su 1 tvarka, tai buvai vaiko priežiūroje, ar ne? Ir tuomet dabar, kai gimė vaikelis, esi toj pačioj vaiko priežiūroj ir jau dabar tau turbūt neužilgo arba turėtų, arba jau pradėjo mokėti vaiko priežiūros išmoką ir ką turbūt pastebėjai, gavus sprendimą, kad už pirmus 2 mėnesius jie paskaičiuoja didesnę išmoką, nes tai yra neperleidžiami mėnesiai. Tai kitaip tariant, ta pati vaiko priežiūra, bet turim išskirtus 2 mėnesius mamai, 2 mėnesius tėčiui, kad per pasirinktą laikotarpį tiek vienas, tiek kitas pasinaudotų šiais mėnesiais ir gautų išmoką, o jeigu nesinaudoja, tai vienas kitam irgi perleisti negali. Tai kiekvienam iš tėvų skirti yra 2 mėnesiai. Perleisti negali ir, pavyzdžiui, tokiu atveju, jeigu mes renkamės vaiko priežiūros išmokų gavimo trukmę, tarkim, gauti ją iki vaikui sukaks 18 mėnesių, kas tikrai yra pats populiariausias turbūt statistiškai sprendimas tėvų, tai vadinasi, pavyzdžiui, mama, kuri planuoja naudotis, o tėtis, kuris nesinaudos, jai išmokos maksimaliai bus mokamos iki vaikučių sukanka 16 mėnesių, nes vadinasi, bendras išmokų gavimo laikas iki vaikų sukanka 18 mėnesių, 2 mėnesiai tėčiui, 2 mėnesiai mamai, tai jeigu tėtis nesinaudoja, mamai tas laikas, bendrai sutrumpėja, nes tėtis savo dalies perleisti tiesiog negali. Tai privalomumo naudotis tikrai nėra, nes manęs dažnai klausia, jeigu mes nenorim, viskas gerai, tėtis gali nesinaudoti, ar mama gali nesinaudoti, ar ne. Tiesiog tada tas bendras laikas sutrumpėja, už tos mėnesius negaus nei, tarkim, tėtis, nei mama. Ir viskas, bet niekas, kaip aš juokauju, su policija nevažiuos, kodėl neprižiūrit vaiko ir taip toliau. Čia yra galimybė, ar ne? Galimybė neiti į darbą, gauti pajamas, ir pasidžiaugti tuo laiku. Ir normalu, kad ne visiems tas laikas gali būti tinkamas arba suderinamas, tad privalomumo nėra, bet tada prarandam tas išmokas, kurios dėja yra skiriamos. Taip, tai dabar gal prieš tęsiant toliau aš parodysiu šiek tiek Excelio lentelį, kaip viskas atrodo, kad truputėlį suprastumėt. Visą niuansą matosi? Gerai. Tai tiesiog Excelio lenteliai mes turim kalendorinius metus. Ir įsivaizduokime, kad numatyta gimdymo data bus 26 metų balandžio mėnesį. Tokiu atveju į nėštumo gimdymo atostogas greičiausiai jau išleis vasario mėnesį, nes jeigu gimdymo data fiksuojama kaip 40 nėštumo savaitė, tai į nėštumo gimdymo atostogas, kas yra atskiras absoliučiai išmokų tipas, gydytojas gali išleisti ne anksčiau kaip 30 nėštumo savaitę. Ir kas tada atsitinka? Ar ne, gal aš net įvesiu kažkokią tais pinigų sumą, kad matytume, nežinau, tiesiog 3000, 2000 eurų ant popieriaus atlyginimas, pagal kurį būtų skiriamos išmokos. Tai nėštumo gimdymo atostogų metu, ar ne, didžiai dalį žmonių visa išmoka yra pervedama iš karto, nebent prasideda vienais kalendoriniais metais, baigėsi kitais, bet ir tai mes galim pasirinkti vis tiek gauti iš karto, ar ne. Tai įsivaizduokim, kad per mėnesį asmuo gautų maždaug 1200 eurų, nėštumo gimdymo atostogos trunka 126 kalendorinės dienas, tai maždaug 4 mėnesius, tai gautume apie 4900 į rankas, ar ne. Ir jau birželio mėnesį baigėsi mums tas dekretas vadinamas, ar ne, kurį gydytojas užfiksavo, turėtų birželį baigtis, vadinasi, nuo sekančios dienos mes išeitume į vaiko priežiūrą, taip kaip ir buvo anksčiau. Ir kas tuomet atsitinka, kai išeinam į vaiko priežiūrą, už pirmas 62 kalendorinės dienas, tai 2 mėnesius, ar ne, mums moka 78% dydžio išmoką.
ką mes matom ar ne, ir tą sumažintą išmokų tarifą, kurį mes turėsim skirtingą pagal tai, kokį mes vaiko priežiūros laikotarpį pasirinksim. Tai jeigu 18 mėnesių turim likusi laikotarpį, kad bus mokama 60%, jeigu renkamės 24 mėnesius, tai bus išskaidoma, pirmas sumažėjimas 45% iki vaikučių metai sukanka ir tada dar kartą sumažės iki 30%. Bet mes tik tai po tų neperleidžiamų mėnesių galėsime gauti tą mažesnį išmoką. Tai vadinasi, čia nėra atskiras išmokų tipas, toks mitas, sakykime, numeris vienas. Um, Tai nėra, kad kažkokie papildomi mėnesiai, ne, nėra, nes mes ką matom, 27 metų spalio mėnesį vaikučiui sukaks 18 mėnesių. Ir mes turim tiek mamai, tiek tėčiui tuos mėnesius išdalintus taip, kad jie spėtų panaudoti iki vaikui sukaks 18 mėnesių. Tai mitas numeris 2, kai sako, rinkausi trukmę 18, tai va dar plus 2 mėnesiai tėčiui. Tai taip nebus. Galim tada jau geriau sakyti 18 minus 2, jeigu kalbėtume apie mamą, ar ne, nes taip tiesiog daugiau gautų. Šiandien važiuoju, ar ne, per radiją ten vedėjai diskutuoja, jie tokie, žinot, kaip būna, nu, hihihaha, lengva forma, dabar ir Rugienė nenori pakeisti vaiko priežiūros atostogų pavadinimą, nu, tai jiem faina tema padiskutuoti. Žodžiu, žmonės rašo, kiek kitose valstybėse trunka vaiko priežiūra ir kažkoks tėtis irgi rašo, ką jie dalinasi ir jie netikrina tos informacijos ir tai yra gerai, nes jie tiesiog kažkokią informaciją perleidžia ar ne į eterį, bet sako, aš esu tėtis, ten dalinasi kažkoks klausytojas, aš esu tėtis, aš esu dabar tėvystės atostogose, man už pirmus 3 mėnesius moka 80%. Nu gerai, čia nedidelė paklaida, ar ne, nes žinom, kad gimus vaikučiui tėčiui priklauso mėnesis, už kurį moka 77,58%, nu ir neperleidžiamais mėnesiais 78%. Nu, sakykime, grubiai žmogus suapvalino, nu aš jau taip, sakykime, man akis truputėlį sutrukčio, bet nu čia nesminis jau momentas. Bet ir sako, o vėliau man mokėjo 60%, kaip išgyventi, čia žodžiu, džiaugiuosi, kad galiu bent jau dirbti su individualia veikla. Nu, tai nereikia taip labai irgi dramatizuoti to momento, nes jeigu atvirai, tas asmuo, kuris gauna 2000 eurų, jis į rankas gauna apie 1200. Tai tie 78% visai nemažai daliai žmonių yra 100% į rankas gaunamo atlyginimo. Tai ką tas vyras turėjo pasakyti, kad aš 3 mėnesius gaunu savo pilną darbo užmokestį. Ir jisai turėtų neverkti, o džiaugtis, nes nu, daugiau jau mes negausim, nu, kaip mes padarysim. Bet iš esmės nukenčia tik tie asmenys, kurių darbo užmokestis yra didesnis negu numatytos lubos. Tai lubos šiai dienai yra 4750 ir čia tada jau jiem tas 78% dydžio momentas jau jisai tikrai gali būti mažesnis. Bet jeigu uždarbis yra asmens ar ne iki tos sumos, tiek nėštumo gimdymo atostogų metu, tiek neperleidžiamų mėnesių metu mokama 100% į rankas gaunamo atlyginimo. Ir nes tiesiog darbo užmokestis visuomet vertinamas bruto. Išmokų procentai yra irgi sukurti nuo bruto, kad apskaičiuotume ir negautume per daug. Ir niekas neatsimena, ten 19 metais mokesčių reforma, keitėsi visas perskaičiavimas, keitėsi mūsų atlyginimas ant popieriaus, į rankas jis liko nepakitęs, tiesiog dalį mokesčių nuo darbdavio perkelio oficialiai ant darbuotojo, išaugo atlyginimas ant popieriaus, į rankas liko mažesnis. Tai ir tie procentai, kurie anksčiau niekam nekėlė klausimų, buvo 100% ten, o to 70%, 40% visiems buvo aišku, dabar jie iš esmės kaip ir beveik tas pats, ar ne? Bet mes visi susireikšminam, kad oi, čia tik 80% moka, čia kai 60 tai iš viso neįmanoma išgyventi, tai ta 60 iš esmės atitinka praktiškai 80%. Taip, išmokos sumažėjusios, bet turbūt vargiai rasim bet kokią valstybę, kurioje moka absoliučiai visą laikotarpį 100%. Tikslas yra tiesiog padengti dalį ar ne finansinio kažkokio tais mūsų netekimo tuo metu, kai auginam vaiką. Ir pasirinkus 18 mėnesių nėra taip drastiškai, 300 per mėnesį sumažėja ar ne, bet prisideda vaiko pinigai, nežinau, galbūt ir išlaidos kitaip pasiskirstoma, kaip ir daugiau reikia pinigų iki mūsų vaikų, bet kita vertus gal mažiau kažkur važiuojam, kažką veikiam, žodžiu, viskas čia yra normalu mano manimu, bet nukenčiat asmenys, kurie viršė tas lubas. Tai vad, kai tas tėtis sakė, ar ne, tas 80%, tai jisai skundėsi, kai jam iš esmės aš spėju, kad
nelabai ir reikėjo skūstis. Ir kitas dalykas sako, ir aš gausiu išmokas iki vaikui sukaks 16 mėnesių ir dar tie 2 mėnesiai priklauso mamai. Nu tai jisai dar iškreipia, ar ne, faktus, nes turėjau sakyti, kad išmokų gavimo laikas man bus skirtas iki vaikų 16 mėnesių ir tada plus 2 mėnesiai mamai. Nu, aš čia taip diskutuoju su savim, bet tokių dalykų dabar girdėsit labai daug, nes šita tema su Rugėninės noru keisti vaiko priežiūrą, tikrai labai pamatysit visur per žiniasklaidą, per visur išsikraipys, visi dalinsi savo patirtimi, kuri bus vėlgi iki galo nesuprasta ir pateikta, tai jūs turėkite omeny, kad neperleidžiami mėnesiai, vaiko priežiūros dalis, jų metu moka iš esmės 100% į rankas, nebent jūsų vidurkis ar ne viršė lubas. Ir pagal tą laikotarpį, kurį pasirinksit, po 2 mėnesius kiekvienam iš tėvų. Ir čia svarbu panaudoti tuos neperleidžiamus mėnesius per tą išmokų gavimo laikotarpį. Nes jeigu pagal darbo kodeksą mes vaiko priežiūrą galim turėti ir iki vaikų 3 metai, neperleidžiamais turim spėti pasinaudoti per tą būtent laiką, kurį mes pasirinkome sodroje. Man atrodo, tokius pamatinius su savo pasipiktinimu pasidalinau. Tai grįžtu aš į prezentaciją. Čia problema, nes aš dabar išgirdau, suprantat, per radiją ir aš dar neturėjau kam išsibumbėti. Tai toks truputėlį galėtų būti labiau gal konstruktyvus, bet čia jau taip gaunasi, kad jūs šiandien pirmi mano tokie, kurie gali mane išgirsti. Tai taip ir gaunasi. Bet su tais neperleidžiamais mėnesiais natūralu, kad gali kilti įvairūs klausimai, kaip ir jau šiek tiek ir aptarėm, ką daryti, jeigu tais mėnesiais nesinaudojam. Ir tikrai labai dažnas momentas, kai, pavyzdžiui, tėtis negali arba mama negali. Sakau tėtis ne dėl to, kad diskriminuoti, kad tėčiai čia nesinaudoja, tiesiog statistiškai daugiau vaiko priežiūra naudojasi mama pirma. Tai nesakau, kad tėčiai nesinaudoja. Ir ką aš pastebiu, dažniau tada tėčiai lieka su tais 2 neperleidžiamais mėnesiais ir vienu atveju jie panaudojama, kitu ne. Tai aš tiesiog labai tokią standartinę situaciją dedu, bet faktas, kad gali būti, kad tėtis naudojasi, mama negali ir taip toliau. Tai jeigu nesinaudojam, privalomumo, kaip minėjau, nėra. Tiesiog sutrumpės laikas, už kurį mes galim gauti vaiko priežiūros išmokas. Ar ne? Ir tų mėnesių mes negalim niekam perleisti. Tai tiesiog toksai vienas iš dalykų, kas tuo metu vyksta. Kitas klausimas labai dažnai būna, ar aš galiu dirbti per neperleidžiamus mėnesius. Ir tikrai labai, nes nežinau, man kažkaip džiugu, ar čia džiugu, tai irgi subjektyvus dalykas, kad vis daugiau atrodo tėvų stengiasi suderinti tą motinystę ir darbą, gal iš vienos pusės labiau panašėjim į vakarus, kur vaiko priežiūros išmokų ir apskritai ta atostogų trukmė yra tikrai gerokai trumpesnė negu Lietuvoje. Lietuvoje yra labai ilga, gal net sakyčiau tikrai 3 metų kaip ir nereiktų, bet čia vėlgi toks diskutuotinas klausimas. Tai mes iš esmės galbūt šiek tiek panašėjame tuos vakarus, kad mažesnį turim tą tarpą, kai atitrūkstam nuo darbų, kas gal ir gerai, nes iš tiesų, jeigu mes labai ilgai atitrūkstam, labai sunku gali būti grįžti į darbo rinką ir mes tada liekam galbūt be darbo arba, nežinau, galbūt su tuo darbu, kurio mes nenorim, galiausiai ir mūsų pensija ten paveikta to lieka. Nu, žodžiu, tokių socialinių problemų atsiranda iš tiesų, jeigu mes ten kokius 3 vaikus auginam kas 2 metus ir iškrentam iš darbo rinkos 7 metam. Nu, wow. Tikrai gali būti didelis iššūkis sugrįžti. Dabar atrodo, galbūt taip tik, kas su manim bendrauja ir nes ką konsultuoja, tikrai labai tėvai stengiasi rasti tą optimalų variantą, nenori, kad ir finansai sumažėtų, visgi ir finansiniai įsipareigojimai seka ar ne pagal tai, bet yra poreikis dirbti, ar ne, gauti vaiko priežiūros išmoką ir dirbti. Tai per neperleidžiamus mėnesius su darbo sutartimi dėja, bet mes dirbti negalim, jeigu norim, kad išmokos nemažėtų. Tai vadinasi, bet kiek mes uždirbsim, pradės proporcingai mažinti mūsų paskirtą išmoką, o jeigu mūsų gautas darbo užmokestis bus lygus arba didesnis paskirtai išmokai, tai iš viso jinai bus nutraukta.
Čia savarankiškai dirbant, tai su MB, verslo liudijimu, individualia veikla tas negalioja, nes mes būtent savarankiškai dirbant pajamas galim gauti absoliučiai visų išmokų metu neribotai, bet kam yra aktualu galbūt, žinot, etatą nedidelį pasilikti, turit savo gal UAB ar nesat direktorius, galvojat, ai tai pasiliksiu, tai tiesiog žinoti, kad irgi būna žmonės daro, aukoja tuos neperleidžiamus mėnesius, sako, tegul atima, ką padarysi. Nes suderinamumas dirbti ir gauti išmokas galimas tik tai tais mėnesiais, kai jau moka mažesnė išmoka, kai baigėsi neperleidžiamų mėnesių tas laikas. Tai tiesiog turėkit šitą dalyką irgi omenyje. Ir dar būtų labai dažnas klausimas, ar galima neperleidžiamais mėnesiais naudotis dalimis. Iš esmės galima, bet turi žodį bet. Kadangi pirmas dalykas, tai pavyzdžiui, jeigu mama sakytų, aš noriu dalimis naudotis ir aš galbūt pačioj pradžioj, kai tik prasidės vaiko priežiūra, galbūt norėčiau gauti mažesnį išmoką, ar ne, bus lėliukas mažas, būsim daugiau namie, aš gal didesnį išmoką norėsiu gauti, ten, nežinau, vasaros laikotarpį, važiuosim prie jūros ir taip toliau reikės ir tos išmokos didesnės. Tai mama negali pasirinkti, kada jinai norės gauti. Tik išeinam į vaiko priežiūrą, pirmo 62 dienos apmokamos didesnių tarifų ir tada tik pradeda mažėti. Tai čia vienas niuansas. O kitas niuansas, tai dalimis, čia turime omenyje turbūt dažniausiai, kad tėtis gal iš karto tų 2 mėnesių naudotis negali, bet jis galbūt naudotųsi ten į mėnesį po savaitę, ar ne, arba ten po 2 savaitės tam tikrų laikotarpių. Tai galimas toks variantas, bet labai nepatogus praktinis yra įgyvendinimas. Tai iš esmės, ką mes darom, tai mama turi atšaukti savo prašymą sodroje, kad jai nebebūtų skiriamos vaiko priežiūros išmokos, tada tėtis pildo, kad jam būtų skirtos vaiko priežiūros išmokos ir dar prie to pačio turim, jeigu dirbam su darbo sutartimi, turime ir pas darbdavį tą patį padaryti. Mama turi atšaukti vaiko priežiūros atostogas darbe, tėtis teikia prašymą, kad jam būtų steigtos vaiko priežiūros atostogos darbe, pabūna tuos 2 mėnesius ir vėl ta pati procedūra, ar ne? Tiek darbe užpildom, kad grįžtam į darbą, kas grįžta, kas išeina naujai, tiek sodroje vėl vienas nutraukia, kitas užpildo. Labai toksai didelis mechanizmas, bet aišku, kam yra aktualu, čia irgi praeitą savaitę turėjau, sako, žinom, kad bus, sako, nelengva, bet mums, sako, kitaip neišeina, mes taip jau esam pasiryžę daryti, na ir gerai. Ta prasme, toks yra sprendimas, galbūt eigoje kažkaip tai tą procedūrą daugiau keistis ir palengvins, nu aš taip norėčiau tikėti, bet dabar turim tokią situaciją. Tad neperleidžiami mėnesiai tikrai gali tapti pertraukiamais arba nepertraukiamais taip, kaip mes norim, ar ne? Tiesiog esminis momentas, kad turėsim keistis ir jeigu mama norės vėliau naudotis, tai jinai tiesiog kaip ir negali, nes jei tam asmeniu, kuris pirmas naudosis, pirmiausiai tiesiog yra ir išmokami tie neperleidžiami mėnesiai. Tai dėl tų pačių neperleidžiamų mėnesių sodroje pildomas yra absoliučiai tas pats vaiko priežiūros skirimo prašymas, kaip mes pildydavom ir anksčiau, sakykime, tą patį mes pildom ir tiesiog, kai gaunam jau ir sodros sprendimą dėl vaiko priežiūros išmokos skirimo, mes netgi matysim skirtingas eilutes su apmokėjimu, kad dalis laiko mokama 78 procentų tarifu, kita dalis laiko mokama ten, pavyzdžiui, 60%. Jeigu rinkotės išmokas gauti iki vaikų 2 metai sukanka, tai bus tada 3 eilutės, 78, kem 5 ir 30, ar ne? Ir taip, tai užpildom tą patį tiesiog prašymą, o kai tėvai keičiasi, jie tada turi užpildyti prašymą atšaukti išmokas tam, kad sistemai matytųsi, kad už tą vaiką negauna niekas išmokos. Kitu atveju tiesiog meta klaidą, kad už tą vaiką yra paskirtas kitas išmokų gavėjas ir vėl tada tėtis ar mama pildo absoliučiai tos pačius prašymus. Tiesiog toksai kaitaliojimas jis gaunasi. Ir darbe tas pats. Tiesiog pildomas tas pats prašymas, vis nurodom, kada mes norim ar grįžti į darbą, ar išeiti vaiko priežiūrą ir tiesiog darbe taip keičiamės. Dar kitas labai dažnas klausimas būna, ar galime kartu naudotis neperleidžiamais mėnesiais. Mama ir tėčių kartu, pavyzdžiui, ar ne?
Kažkodėl taip vis tiek, kadangi mes buvom visuomeniai pripratę, kad mama daugiau būna vaiko priežiūroj, čia per prievartą tėčiam liepia būti, tai toksai lieka, kol mes dar irgi visuomeniai šiek tiek priprasim, kad čia normalu, kad tėčių tas laikas skirtas ir mes čia pykti ant to neturėtume, o džiaugtis turėtume. Toks natūralus klausimas lieka, tai gerai, tegul tėtis naudojasi, bet aš juk vis tiek būsiu namie. Nu, ta prasme, nepaliksiu tėčio vieno su vaiku, nesgi nesusitvarkys. E, Labai dažnas tikrai momentas, kad taip norisi kartu būti, tai dėje negalim, jeigu yra vienas vaikas, nes neperleidžiami mėnesiai vaiko priežiūra yra vienam iš tėvų skirtas laikas tiek pagal darbo kodeksą, tiek vienas iš tėvų gali būti išmokų gavėjas su vienu vaikučiu. Taip, jeigu gimė dvinukai arba netgi trinukai, ar ne, tai mes jau galim turėti tris ar ten du atostogaujančius asmenis ir išmokų gavėjus, bet jeigu turim tokią įprastesnę situaciją, kai gimsta vienas vaikas, tokiu atveju dėje, bet negalim, vadinasi, jeigu nori mama negrįžti į darbą per neperleidžiamus mėnesius, būti kartu su tėčiu, reikia tada rinktis kitas alternatyvas. Darbe mes oficialiai išeinam, nutraukiam vaiko priežiūros atostogas, kad tėtis pasinaudotų, bet galbūt mama gali naudotis nemokamomis atostogomis. Tai iki 3 mėnesių tokiom aplinkybėm būtų galima, kad darbdavys turėtų tiesiog privalėtų suteikti. Galbūt turite sukaupus kasmetinių atostogų dalį ir norėtumėt panaudoti, bet čia vėlgi šauktukas ne visiems gali būti naudinga iškart po vaiko priežiūros naudotis. Galbūt jūs kaip ir grįžtumėt, bet gal visų krūvių šiek tiek daugokai ar ne. Vėlgi galima pateikti prašymą dėl darbo ne visą darbo dieną. Taip pat galite dirbti galbūt nuotoliu, ar ne, paprašyti, jeigu ten kažkaip iš organizacinės ar gamybinės pusės netrukdo darbdaviui suteikti jums nuotolinę darbo vietą, jūs galbūt namie mažesnių krūvių visai ir padirbtumėt, ar ne, ir dar užsidirbtumėt. Tai turime ieškoti alternatyvų, tiesiog neiti į darbą negalim, nes iš esmės tai yra pravaikšta. Turim grįžti į darbą, jeigu kitas iš tėvų neina į darbą, ar ne? Bet čia yra tik tai dirbantiems su darbo sutartimis. Savarankiškai dirbantiems šis momentas nėra aktualus, iš esmės keičiatės ir darot viską kaip norit, dirbat kaip norit, jums tiesiog sodrai lieka tos prašymus apsikeisti. Tad kokią informaciją pateikti darbdaviui, ar ne? Tai darbdaviui mes pateikėm tiesiog standartinį prašymą dėl vaiko priežiūros atostogų suteikimo. Labai dažnai įmonės jau turi tokius pat šablonus, tai pasiklausot buhalterio administratorės, HR ir taip toliau. Jeigu ką, galima ir pačiam susirašyti, tiesiog nurodot, aš toks ir toks darbuotojas, prašau skirti man vaiko priežiūros atostogas, iki vaikui vardas pavardė, skliausteliuose gimimo liudijimo kopija, sukaks ir nurodot amžių, ar ne? Ir jeigu jūs, tarkim, su tėčiu keičiatės, arba pasikeičia jūsų poreikiai, galbūt pildėt, kad vaiko priežiūrai būsit ilgiau, norit grįžti į darbą anksčiau, arba atvirkščiai, mes visuomet galime pateikti patikslintą vaiko priežiūros prašymą. Nėra taip, kad vieną kartą užpildžiau, persigalvojau ir dabar jau viskas, nieko negaliu padaryti. Padaryti tikrai galit, nes apskritai darbo kodeksas numato galimybę būti vaiko priežiūros atostogos iki vaikui sukaks 3 metai. Tai žinoma, ta dalis jau lieka neapmokama, kai jau baigėsi sodros išmokos, bet čia mes gal pradžioj galvojom, kad mums reikės 3 metų, mes gal po to ir grįžtam iš karto, kai išmokos baigėsi. N situacijų gali būti, ar ne? Tai tiesiog patikslint savo pasirinkimą mes galim, informuokime darbdavį bent prieš 14 kalendorinių dienų apie savo šitą sprendimą. Tai iš esmės turbūt tokie pagrindiniai dalykai apie neperleidžiamus vaiko priežiūros mėnesius. Tikrai kviečiu visus apsilankyti ir mano įkurtame motinystės išmokų centre. Aš įdėjau ir QR kodą, kurį galite nuskanuoti. Ten yra labai daug nemokamos informacijos, tai straipsniai, kuriais aš dalinuosi būtent apie motinystės išmokas visokiamis temomis, yra netgi nemokama vaiko priežiūros išmokų skaičiuoklės versija, kur galit pasiskaičiuoti panašiai kaip aš per Excelį ar nerodžiau, kokios tos prognozuojamos išmokos jūsų laukia, kuriuo laikotarpiu galbūt būtų jum jos naudingesnės, tai ar rinktis 18 ar 24 mėnesių variantą. Galite testą pasidaryti, ar man apskritai priklauso
išmokos, kokie dažniausiai kylantis klausimai. tą sekciją taip pat rasite. Tai galite skanuoti QR kodą arba apsilankyti mano internetinėje svetainėje gretauškuraitė.lt. Na ir žinoma, visuomet, kad ir kur bebūčiau, primenu, nes turbūt daug kas ir nežino, kai prasidėjo nauja išmokų tvarka, kuri įsigaliojo 23 metų sausio 1, aš jau 22 metais tiesiog nustojau vesti savo tokius kasmėnesinius seminarus, kuriuos darydavau anksčiau kas 2 mėnesius apie motinysės išmokas, nes tiesiog nebuvo aišku, ką mes gausim su to nauja tvarka. Nes vyriausybė niekaip nesugebėjo susitarti, vėlavo su terminais priimti įstatymą, iš tiesų Europos komitetas buvo ankstesnį terminą numatęs, kad jau 22 metų rugpjūčio mėnesį turi įsigalioti nauja tvarka, tai visgi įsigaliojo Lietuvoje nuo 23 metų sausio, bet aš jau tuo metu įkūriau tiesiog uždarą paskyrą, jinai yra nevieša, ji yra mokama, galima prisijungti, susimokėti vienkartinį mokestį. Ir ką aš joje darau, tai tiesiog pirmas dalykas, esu pateikusi informaciją apie motinysės išmokas susistemintai, pagal temas, atskirais įrašais, aiškiai, suprantamai, per praktinius patarimus. Taip pat esu sukūrus labai daug atmintinių, kas tikrai padeda tėvams šiek tiek greičiau pasidaryti tuos visus dalykus, ar ne, ir tam biurokratiniam mechanizme neprapulti, tai tiek atmintinė, ką reikia užpildyti gimus vaikui, vaikučio registracija, deklaracija, papildomos išmokos iš savivaldybės, kokie prašymai sodroje turi būti pildomi, taip pat neperleidžiamų mėnesių atmintinė dėl auklių kompensacijos, net vaiko priežiūros sutarties šablonas, kas jau girdėjot apie vaiko priežiūros sutartis, yra nemokamas visiems grupės nariams, taip pat ir pilna vaiko priežiūros išmokų skaičiuoklės versija yra priimtina ir dar taip pat skaičiuokliai yra suderinti darbą ir išmokų gavimą vaiko priežiūros atostogų metu, kad žinotume, kiek galima užsidirbti iš darbo užmokesčio ar ne, kad išmokos nemažėtų. Tai tos informacijos labai daug, kiekvienas atsirenka, ko nori, vyksta kas mėnesį taip pat ir klausimų atsakymų sesijos, tai kam aktualu, kviečiu prisijungti tam, kad ties tais mitais neužstriktumėt, nes, pavyzdžiui, aš dar kol kas nesidalinau, kas laukia, kokie pokyčiai laukia nuo sausio ar nuo kitų metų birželio, nes dar reikia, kad ir Seimas juos patvirtintų. O žiniasklaidoje labai dažnai būna jau kažką vyriausybė svarsto, jau keičiasi. Tada ta informacija nueina į vairius, ypatingai Facebooko forumus ir kitus mamyčių forumus ir jau kokia teta aiškina, kad jau keičiasi. Čia buvo vienas, pavyzdžiui, iš toksai niuansų, nenoriu minėto forumo, bet tikrai turbūt vienas populiariausių tėvų forumų pasidalinti, ar ne, kai turim kažkokį klausimą, ar tai išmokos, ar tai vaikučių reikalai ir taip toliau. Ir moteris viena tiesiog buvo sunerimus, ar aš gausiu išmokas, nes aš išėjau iš darbo, įstojau užimtumo tarnybą, pradėjau iš užimtumo tarnybos gauti išmokas, pastojau ir sako, dabar nežinau, kas man bus. Ir jie įrašo, tai blogai, nes iš užimtumo tarnybosgi čia keitės dabar įstatymas. Nesiskaičiuoja nei stažas, nesiskaičiuoja nei išmoka, tai yra nesąmonė ir kitaip profesionaliau pasakyti net negaliu, nes skaičiuojasi stažas tuo metu, kai asmuo gauna, nesikeitė įstatymas, kad ir tos pajamos mažesnės, bet į vidurkį irgi apsiskaičiuoja, tai mane tiesiog, sakau, akis man trukčioje, kai matau, kai taip užtikrintai dalinasi ir klaidina žmonės ir po to, aš tiesiog gal visokių tokių ne visada sklandžių situacijų prisiklausau, tai man toks po to normaliai toksai ir pyktis atsiranda. Tai kviečiu prie grupės, jeigu kam aktualu prisijungti, tai žinosit, kad sekat informaciją, naujieną, žinot, kyla klausimas, atsakymą irgi, kokie 95% tikrai jau turbūt rasit ir tiesiog žinosit, kad turit kanalą, ar ne, kur sekti ir planuotis savo išmokas. Vis dėlto, jeigu kils poreikis, galite rašyti elektroniniu paštu ir dėl individualios konsultacijos, arba taip pat sekti mano atvirą profilį Instagrame, kuriame tikrai dalinuosi įvairiais teisiniais perliukais ir apie motinysės išmokas labai daug. Tai tiesiog turbūt tiek ir ten norėjau pasakyti. Aš turbūt jau savo dalį baigiau tai ar einam prie klausimų, ar kažką galbūt tu norėtum pridėti, pridurti? Tai aš tik pridėsiu, kad
Jeigu pamatysiu kažkur Facebooko forumuose, mamyčių grupėse, kad jau kažkokie ten klausimai kyla ir diskusijos, tai tiesiog nukreipsiu, užtaiginsiu tave ir nukreipsiu, kad visais klausimais Greta gali atsakyti ir dalinasi Ačiū. savo paskyroje. Ačiū. Ačiū tau labai. Gali mane būti ir užblokavę jau kai kurios grupės, žinot, niekas nemėgsta teisuolių, tai bet šiaip iš tiesų, jeigu pamatot kažkokius tokius įdomesnius perliukus, tai galit man screenshotą padaryti, atsiųsti, man patinka, aš tokius mėgstu pakomentuoti, aš turiu savo tokį irgi failiuką pasidarius, kur juos pakaupiu. Man tiesiog pats procesas įdomus ir tiesiog noriu, kad žmonės nebūtų klaidinami, nes, nu, čia tas momentas, kai aš ne specialistas, bet visiems skubu patart, ar ne, apie viską, tai, nu, su motinysės išmokom vis tikrai visokių dalykų galim išgirsti. Tai va, tai tiesiog būtent Instagrame dažnai aš tokius mitus mėgstu paviešinti, pakomentuoti. Man visai toksai sportinis interesas atsiranda. Supratau. Tai gerai, tai tada padėkosiu tau už labai išsame ir naudingą informaciją ir skirtą laiką. Perėsim mes prie klausimų atsakymų sesijos. Aišku, visuomet galima rašyti nurodytais kontaktais Gretai. O mes tuomet su esamais prisijungusiais dalyviais tuomet keliausim jau į klausimų ir atsakymų sesiją. Tai aš Aš tuomet tie gal dar galiu sekundį pertraukti, pamiršau paminėti vieną dalykėlį, kad kadangi skiriat laiko ir klausot, tai aš tiesiog dovanoti noriu jums vieną atmintinę, būtent apie neperleidžiamus mėnesius, kad tai, ką mes kalbėjom, turėtumėt dar išsamiau aprašyti, ar galbūt jeigu naudositės neperleidžiamais mėnesiais, galėsit pasižiūrėti, kada ką daryti, kada kaip nutraukti. Tai mano svetainiai gretauškuraitė.lt, nuėjus į e-produktus, matysit neperleidžiamų mėnesių atmintinę, įsidėjus ją į krepšelį ir suvedus nuolaidos kodas mamos linija, vienas žodis be tarpų, jums tiesiog bus nemokama galimybė ją atsisiųsti, turėti ir atsinaujinti. Neuždėjau jokio ribotuvo, kad ten tik vieną kartą siūstis. Tai vat, tiesiog galbūt norisi vieną dokumentą turėti su informacija vienoje vietoje, tai galite tikrai tai padaryti ir pasinaudoti šiuo nuolaidos kodu, kad tiesiog nemokamai galėtumėt parsisiųsti. ačiū labai. Tai tuomet atsisveikinam su tais, kurie žiūrės įrašą ir padėkosim, kad ačiū, kad žiūrėjote ir tuomet stabdau įrašą ir keliausim į klausimų atsakymų sesiją.